mes esame masiškiausia lyga ir turbūt dar ilgai niekam nepriliks. Tai 427 komandos. Tai nežinau, jeigu lyginant su LKL, tai kaip įsivaizduot 40 LKL. Visi pamatai būtent klijuojami yra vaikystėje ir aš manau, kad moksleivių krepšinio lyga daro tikrai labai gerą darbą. Būtent su visa, krepšininkų rengimo filosofija. Krepšininkai yra labai, tiek moksleivių krepšinio lyga yra didelė reklama per televiziją, per spaudą. Tai aš manau, kad tai pamatai yra patys geriausi, patys didžiausi, kokie tai gali būti. Jūs matysite visus žaidėjus būsimus, netgi ir Lietuvos vyrų ir moterų rinktinių žaidėjus, nes jeigu pažiūrėsim, iš ko sudarytos vyrų ir moterų rinktinės, tai aišku, jie visi žaidė moksleivių lygoje ir taip toliau. Ir aš manau, kad kiekvienam būtų įdomu pažiūrėti, kaip Kleiza ar Valančiūnas žaidė, sakysim, 14-15 metų. Tai matė nedaugelis. Tai aš siūlyčiau žmonėm, kurie nėra daug susidūrę su vaikų krepšiniu, ateit pažiūrėti būsimas žvaigždės. Tikslai vėlgi yra patys aukščiausi, žim pirmą vietą. Prasidėjo sezonas, jau turėjom porą varžybų draugiškų, buvo turnyrai, iš tikrųjų neblogai dirbam, nors ir netekom poro žaidėjų, bet vis dėlto aš manau, kad tikslai yra patys aukščiausi. O jis gerai žaidžia? Jis gerai žaidžia. Gerai.